Papasakosiu istoriją, kaip mes susipažinome su tavimi. Nežinau, ar tu atsimeni, Opime. Per 2 savaitės 6 kilai gal kažkur nukrito. Tu taip nualinai savo organizmą. Tu tapai skrandžio problemų ambasadoriumi. Bet labai greitai geriam alų, tu gali išeiti, tik tai apsivėmi arba nulūžti. Ar tu save vadini režisierium? Man dėl stand-upo tegul žmonės parašo, Va, tu gal, teisingai. ar tu Mariau, daryk, ką darai, ar pasibandyk. Jaučiasi, kad tu labai mėgsti tai, ką darai. Ir iš jų labai stiprus palaikymas buvo ir taip man tiesiog labai natūraliai viskas gavosi. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Labas, Alkani ir Ištroškė. Šiandien apie alkį, troškulį ir kūrybą kalbėsiu su Marium Pocevičium, kuris yra filmų kūrėjas, YouTube vaizdo įrašų kūrėjas, šiaip kūrybiška asmenybė ir asmenybė, kuri daro nemažai eksperimentų su maistu. Tai Marius Pocevičius, dar kitaip žinomas Mūnio slapyvardžiu. Tai pirmiausia, labas. Pirmiausia, papasakok, kodėl tu esi Mūnis. Slapyvardis kaip labai paprastai. Aš Mariukas, neištardavau, save vadindavau Maniukas, tada Muniukas jau pusbrolį šią perėmė ir sutrumpino iki Munis. Tai čia nuo vardo toks perėjimas. Tai visą gyvenimą turi šitą vardą. Šiaip mane labai tiesiog pusbrolis vadindavo ir nebuvo, kad tai kažkaip, jis vienintelis vadindavo. Galiausiai, kai prasidėjo gal YouTube'o susikurt kanalą, tai kaip aš čia, nes aš turėjau labai keistus tokius kaip horror slapyvardis mano buvo. Tiesiog, kai dar tik pirmas internetas buvo toks banga. Bet kiek tų metų buvo? Ta prasme, ten, vaikystėj. Jo, 12 koks. Horror, čia toks labai buvo. Angliškas toksai. Banga LT, aš nežinau, ar žinai, tokį būdavo forumas. Ir ten, gal girdėtas vadinau labai žinau. Tai ten taip vadinausi. Ir paskui jau, kai YouTube reikėjo kurtis, tai Mūnis, man atrodo, buvo gal ir užimta. Tai ten yra toks Mūnis SS. Tai dabar gali pakeisti. Tai va, jo. Bet čia nuo pusbrolių. Bet tau fainai, kai tave vadina Mūniu ne vardu. Ar tau kaip smagiau, nežinau. Tas pats gal. Tau natūralu, kaip antras vardas praktiškai priaugęs. Čia toks gal kaip Safas, žinai, Sapa labai asocijuojasi, kartais net nuo Laurino kažkaip. Tai gal va taip, bet vieni draugai vadina Marium, kiti Mūniu. Šiaip kas mažiau pažįsta, tai gal Mūniu tiesiog vadina, bet tas man... Paprašiau atsimeni, žinai, kai paskaitai tą niką kažkur ir tada asocijuojasi. Taip. Žodžiu, aš kiekvienam savo pašnekovui parinku gėrimą kažkokį. Kaip tu manai, kas tu esi per gėrimas? Aš šiaip buvau susigalvojęs atsakymą šitą. Taip, prašau, papasakoti man. Bet manau, nebus taip parinkta, bet nieko tokio. Aš sugalvojau taip, kad aš esu vynuogių sultys dėl to, kad yra potencialo būti vynu, bet niekada nebūni. Koks geras. Šiaip labai faina ta vyno tema yra, šiaip man tikrai artima, tai džiaugiuosi, kad tu pagalvoji apie tai, bet tau parinkau kitą gėrimą, nes tai, kadangi tu per savo visus maisto eksperimentus, kiek jau sklinda gandai, esi truputėlį susigadinęs savo skrandį, mes būtinai apie tai pakalbėsime, tai galvojau, tu negali nei gazuoto kažkokio turbūt gėrimo gerti, nei alkoholinio gėrimo, tai parinkom tau tokį, kad apramintų tavo kaip sakant, organizmą, tai pagersime arbatėlės. Gerai. Nes galvau vanduo. Būtų, Šiaip galvau, dar tau gal mineralinį, bet jeigu bus gazuotas irgi, žinai. Bet mes labai jaukiai atsigersime tokios vaisinės, žodžiu, arbatos, tai vat, į sveikatį. Literaliai į sveikatą, kad tau būtų geriau, žinai, sveikatai. Bet be cukraus. Jau labai sveika. Ar tu nori su cukrum? Ar tu geri šiaip su cukrum ar be cukrum? Ne, geriu be cukraus. Gerai. Sveikuoliškai. Kaip ir priklauso. Jo, ir gerai, kad be mėtų pasirodo dar ir mėtų. Ten tiek yra produktų, kokių negali valgyti, kad... Tai gerai, tai kokia yra tavo diagnozė dabar? Tai dabar pasakom visą istoriją su skrandžiu, ar ne? Taip, nes šiaip visai yra ilga versija, yra trumpa. Gali ilgą laisvai, mes norim išgirsti viską, kaip kas yra, nes tu darai maisto visokius eksperimentus, kur valgai Dariau, gal sakykim, jau. Taip, jau praeityje dėja yra šie eksperimentai, nes tiesiog tu taip nualinai savo organizmą, nes daug ten dienų valgydavai vienodą maistą arba kažkokiais kiekiais labai dideliais ir... Kaip viskas, žodžiu, tau įvyko? Gal taip nualinau organizmą nesakyčiau, aš taip norėčiau, bet dabar papasakosiu, kodėl taip ir kaip čia viskas buvo. Taip. Tai dabar gal metai, dar nepilni metai, kaip aš su tuo kovoju.
Bet atrodo, kad dabar jau yra pozityvumo visame tame. Bet viskas iš pradžių. Tai aš pradėjau tokį jau skausmą jausti, aš nežinau kaip papasakot, kurie nejautė to skausmo, kai tu nori valgyti, bet pavalgius jis nedingsta. Bet toks, Tai jūs manai, kad tai nėra alkis? Jo, ir man buvo, ir čia buvo koks sausio 7, aš net atsimenu, nes ten po protmušio, buvom irgi išgėrę iš vakaro alaus ir aš atsibundu ir jau jis net tas norėjimas valgyti, jis toks aštresnis. Ir aš pavalgiau, jis tas skausmas pradingo ir tada jis iškart vėl atsirado. Ir tada aišku, kad čia jau su skrandžiu problemos ir panašiai. Ir prasidėjo mano kelias, tada aš nuėjau pas gydytoją. Vieną dar pažinau, kuri yra gydytoja ir jis sakė, nusipirk esomeprazolio. Jis numuš, aš ten kažkaip nusipirkau, biškiai apmažino, nuėjau pas šeimos gydytoją. To pačio esomeprazolio išrašė receptinio pagert mėnesiui, nes sako, čia būna ar stresas, labai daug stresas lemia ir mityba. Pageriau aš mėnesį jau receptinį ir po kai geri, tai viskas okei, tu nustoji gert, grįžta skausmas. Tada išrašė pas gastroenterologą. Skrandžio gydytoją, sakykim. Ten tada papasakau ir daro tą tyrimą su... Žarnarį? Jo, ir kaip ten vadinasi, gastroenteroskopija ar tiesiog endoskopija? Aš nežinau, bet ryt žarną. Tiesiog endoskopija, jo, ryt žarną paprasčiausiai. Ir tikrai nemaloni patirtis ir aš galvau paskui, jeigu dar prieisim, kad aš antrą kartą dariau jau su narkoze, tai labai maloni patirtis. Tai tiesiog galėjau tada jau pasirinkti. Bet žodžiu, man ištyrė, buvo tiesiog uždegimas. Skrandžio uždegimas, gastritas. Ir yra tyriama, dažniausiai viena pagrindinių yra gastrito priežasčių, kaip jinai, H. pylori bakterija. Taip, žinau. Jo. Gal 1% ar daugiau atvejų nuo jos viskas. Ir man jau pas šeimos gydytoją darė iš kraujo, kuris gal 7-8% yra tikslumą parodantis, tai nerado ir tada jau tam tyrime ima gabaliuką iš skrandžio, tyria ir tokį mėginį ir jis turi nusidažyti spalva raudona, jeigu yra ta bakterija. Jos nebuvo. Ir tada išrašė vėl tokį ciklą esomeprazolio, gal 5 savaitės gerti, nes skrandis yra neva labai ilgai gyjantis organas. Ir ten reikia, pavyzdžiui, ilgai ir mitybą susitvarkyti ir tą vaistą pagerti, kad tas rūgštis mažintų ir jis po truputį gerėja. Ir ten jau tokiom jau didelėm dozėm, jeigu išrašydavo 20 mg per dieną, tai dabar reikėdavo 80 mg to esomeprazolio pagerti. Ir aš tada geriau ir kol to gerai viskas. Ir aš vėl baigiau ir man vėl tas pats, žinai, vėl pradeda skaudėti. Ir čia jau, tada atėjo vasara, aš jau pats pirkdavau tuos vaistus ir gerdavau tą esomeprazolį. Toks be receptų jau pirkdavau? Ne, ten, kadangi tu turi tą receptą, jisai galioja, tu ateini paprašai, jeigu yra išrašas, tai tau duoda, žinai. Tai, bet reikėtų, kažkaip susireguliuoti, neturėtų tai fikti, aš ten ir didelėm porcijom, ir mažesnėm, ten skauda, tai prašau nevartoti dalykų. Bet tiesiog jau, žinai, tą vasarą to laiko nelabai buvo, renginiai vėl, kas ten filmavimai. Nori gerai jaustis, jo, ir tada norėjau, galvoju, baigsis vasarą, aš vėl nueisiu. Aš paskui dar kartą nuėjau pas jį, tai to tyrimo nedarė, dar išrašė, žinai, kitą vaistą, pakeitė vaistą. Ir sako, to tyrimo nedaro, nerekomenduoja, kas anksčiau nei metai daryti, nes, nebūna tokių didelių pokyčių. Bet nuėjau aš, kada spalį ar rugsėjį dar kartą, ir sako, galima tada dar ištirti ir paimti biopsiją. Ir tada su narkoze, ten gal ilgiau ir padaryti biopsiją. Kas jau man visada būdavo iš Dr. House'o, kad biopsija lygų vėžys. Jo, yra ta asociacija, taip. Bet sako, tada paimtų tą mėginį po padidinamuoju stiklu, kaip jisai vadinasi kitaip, mikroskopas. Ir tada gal ten, kartais sako, būna atveju, kai matosi ta bakterija jau nerodo tyrimas, bet matosi ten ir tada jau gydai nuo jos. Ir buvo labai fainai, kad atsimenu, gerai su narkoze ir taip atsiguli, žinai, ir ten suleidžia tą vaistą ir sako, apsiversk.
ant šonų. Ir aš atsimenu, tik tais apsvirčiu ir viskas atsikeliu jau. o prieš tai, kai tas, žinai, be narkozės tyrimas... Aš žinau, man teko štai išgyventi irgi, ta prasme, žiūru. Ir kas pasirodo, irgi paėmė iš karto, kur rodo tą momentinį, ar yra bakterija, jį iškart parodė, kad yra ta bakterija. O tyrimas atėjo, kad iš 3 vietų skrandžio ėmė irgi tos mėginėlius ir visuos, ir ten, kaip sako, sukaupu, ten 3 pliusiukai net šalia yra, žinai. Nu, tai viskas aišku, bakterijų vakarėlės. Tai reiškia, kad tiesiog nuo jos reikia gydyti. Tai išrašė antibiotikų kiekį, 14 dienų, 2 antibiotikus stiprius ir dar tavo esomeprazolio kursą vėl 5 savaitės pagerti. Dabar eina, man atrodo, 4, ryte 1 tabletėlį ir vakare ir paskui jau sumažinti iki... Tai aš dabar iš tikrųjų kartais, jeigu kažką pavalgai, va to negalimo, tai aš jaučiu dar, bet jau geriausiai per visą laikotarpį jaučiuosi. Nes man buvo baimė, kad galbūt tie iššūkiai, kaip sakai, jie sugadino tiek skrandį, kad man jeigu ir išgyjus tą... Nebėra kelio atgal. Jo, kad tą bakteriją išsigydžius, vis tiek jis bus jautrus ir jau čia jau iki gyvenimo galo. Nes aš kai įsigėliau tablečių kiekį, kad gydytojai sakė man, šitą suvalgau ir išgysiu. Tai dar gyvenime tiek daug žmonių nebuvo išreagavę ir parašę, pakomentavę, nes, kad daug kas turi tą problemą. Ar ten, daug kas spėja tiesiog, ar čia ta bakterija. Tu tapai skrandžio problemų ambasadorių. Aš nežinau, kad tikrai didelė problema ir daug kas su jie susiduria ir ten tų istorijų įvairiausių, kad, žinai, pagėrė, dar blogiau kažkam po jų buvo, kažkam opa, kažkam kas, tai toks... Jo, bet čia, aišku, kiekvienam, žinai, čia kaip ir neguglinti reikėtų savo, žinai, simptomų, tai taip ir nereikėtų klausyti, kaip kas kam įvyko, bet... Aš taip galvoju, man bus viskas gerai, žinai. Jo. Mes visą komandą esam turėję šitą bakteriją. O ir tu nesi turėjęs? Taip, nes su ta žarna mes su Regina esam tą tyrimą turėjusios, geriam tos... Nes ta labai bakterijin tokia wild, jinai visur nuo bet ko ten gali ateiti ir taip pat ten skrandis jautrė. Kas trečias žmogus ją turi, bet ne visiems suaktyvėja. Ne visiems pasireiškia ten kažkaip. Žodžiu, bet kažkaip aš irgi pagėriau ten tų vaistukų, ten kažką ir viskas, nežinau, dabar čia prieš daug metų. Aš tikiuosi, viskas bus gerai. Bus viskas gerai. Bet va tas aš galvau, ar tie mano iššūkiai man padarė tą įtaką, tai bakterija atsiras. Gali būt. Bet iš pradžių jos nerado, žinai. Bet iki tol, tas gruodis, iki to sausio tyrimo man buvo tikrai ir streso daug, nes pradėjau studijuoti ir įsivažiuoti į tokį atsiskaitimų, žinai, pasaulį buvo sudėtinga. Tada buvo žygis. Atsiskaitimų pasaulis labai gerai skamba. Darėm žygį su Lukojom, žiemą ir savaitgaliais mes einam žygį. Stresas visada, kad nieko nespėjai, valgai bet kaip. Būnam ir ištroški ir atsigeriam to žygio metu, nes nieko ten... Nėra ką veikti. Turi naktį eiti 20 km. Tai tikrai buvo toks... O grįžus aš vakarais mėgdavau tokią dietą daryti kas antrą dieną ne šoninės, o nugarinės kepsnys su bulvėm ir ne česnako garstyčiom. O dar kartais leis paprikinės su grietinė tiesiog. Puikiai dieta. Aš manau, tas net ne mano iššūkiai, o tas tokia mityba, jinai tikrai suvarė biškai mano skrandį. Dar truputėlį grįžtant prie to žygio, jūs ėjot kiek kilometrų? 520, bet ten per 2, nes vieną etapą vasaros praėjom vienu įpu, ten su mikropauzelė, ir tada žiemą ėjom 3 savaitgalius. Tai žodžiu, toks rimtesnis žygis, ta prasme, kad užtruko laiko. Jisai gaila mes, kad jo vienu ėjimu nenuėjom, nes nesiskaito, kad mes įveikėm jį vienu ėjimu, bet mes dalim jį įveikėm. Aišku, buvo tikslas gal, žinai, toks pramoginis parodyti, tai, bet jis buvo rimtas žygis, sudėtingas. Dėl to reikėjo to maisto, tokio paguodos, žinai, ir gėrimo. Žinai, mityba, bandelė kartais būdavo, ryte bandelė. Ir viskas per visą dieną, tada kur nors nueini, prikiši skrandį, randi, žinai, krautuvėlę, valgyklą privalgai tiek, kad nežinai, kad tik vieną kartą daug privalgai, ryte bandelį. Bet toks savęs kankinimas truputėlį. Bet nespecialiai. Bet nebandėt planuoti, kad, pavalgym salotų kažkaip. Mes vasarą buvo žiauriai gerai planuodavom. Tiesiog nusipirki iš vakaro, viskas suruošta, keli valgymai per dieną. Ta prasme, toks...
pilnavertė, subalansuota mityba. Žiemą kažkas tiesiog tokie, net yra tam mūsų vienoj serijoje, kad Lukas net sako, va, bandelį ir sako, galvau su džemu bent jau, ten tiesiog tuščia miltai su skylutė vien. Tai gerai, bet kalbant dar apie visus tos tavo mitybą, maisto iššūkius ir taip toliau, kaip iš vis tu sugalvoji, kad, reikia padaryti, žinai, iššūkį, kur aš ten valgau milijoną picų, koldūnų, ar ką ten valgai, šaldytus tokius produktus ir taip toliau. Kaip tu iš vis sugalvoji, kad va čia yra geras turinys? Aš nežinau, ar čia bus geras turinys. Mano pirma visai idėja buvo, bet ne pirmas video tarp tų, pamačiau reklamą kažkada Optimalinijos produktų. Ir aš ją nusifotografavau ir galvoju, būtų faina pagyventi kaip, pensininkui, sakykime, aš galvodavau tada, bet žmogui, kuris gyvena tik tais iš pigiausių produktų, blogos kokybės. Ir kažkaip aš tą turėjau nuotrauką ir laikiau, jinai 2-3 metus kabojo. Ir tada Optimos linijos reklamos, kurie tikrai negalvoja, kad jų reklama taip paveiks kažkokį žmogus, nusifotinęs 3 metus žiūrėsi tą nuotrauką ir tada... Ne, aš nežiūrėjau, aš tiesiog ją turėjau, žinai, bet tada atėjo su filmų reikalai ir aš galvoju, kokį turinį pakurt, kad, tokio, galbūt tų peržiūrų parink, gal kažkaip. Ir tada... Čia filmas Kartą kaime. Jo. Ir aš mačiau, buvo toks iššūkis Sinano kebabo metras. Žmonės ateidavo ir įvalgydavo ten toj vietoj. Ir aš tiesiog pasimėjau tą idėją ir galvoju, su vienu kebabu 3 paras pragyventi. Bet su tuo pačiu. Tai va tas ir buvo pirmas, kad šiek tiek jau esantis iššūkis kažkaip kitaip padarytas. Tai iš to gimė. Ir aš jį padariau ir jisai žiauriai, daug peržiūrų surinko. Dėl to taip galvoju, gal tada reikia tą prikelt su Optimalinija iššūkį. Ir kai aš jau pradėjau jį daryti ir ruoštis jam, tai nebuvo tiek produktų, kiek toj reklamui. Žinai, nes ten reklamui, tai ir kiaušinių, ir neatsimenu, bet galėtum susidėti taip įvairaus maisto, į šitų konservų visokių ir panašiai. O kai aš pradėjau, tai kruopos, tai kažkur radau koldūnų vieną kartą, grietinės, kiaušinių dar, ar neatsimenu, buvo siuntę kažkas kiaušinių ir da manęs žmonės po to rašydavo, taigi yra visko, yra alaus ir ledų, bet nėra, jau buvo likę tik kruopos, bent jau tuo metu. Bet tik kruopos dar nėra toks blogiausias iššūkis, nėra, sveikai. Nėra, bet aš tik kruopas valgiau, žinai. Tai kiek svorio numetei per to? Ten tai numečiau stipriai per 2 savaitės, man atrodo, ar 2 savaitės, ne mėnuo ten, bet tai 6 kilai gal kažkur nukrito. Ten blogiausia buvo, ten su tuo maistu viskas tvarkoj, dar ir druskos radau tos Optimalinijos. Tai su kruopom net skanu ir viskas gerai, bet jas ilgai reikia ruošti. Kai kurias. Ten, pavyzdžiui, žirniai man labai patikdavo virti. Tai jas valandą ir tu dirbi, nori valgyti ir tu žinai, kad valgysi už valandas. Žinai. Tai va tas būdavo, kad kartais tokio tarpinio badavimo būdavo. Nes reikėdavo planuotis. Reikdavo planuotis labai iš anksto ir pradėti virti. Reikia prižiūrėti, žinai, tą virimo procesą kartais. Tai va, bet tai jo. Tai tos peržiūros ar tas turinys eigoje, aš nelabai tikėjausi, kad taip, žinai, bus sužiūrima, bet žmonėm turbūt patinka, kas susijęs su maistu. Kas susijęs su žmogaus kančia. Kas su kančia, jo. Žino, kad bus blogai, bet vis tiek daro, tai jau juokinga, turbūt kažkam. Ir plus šiaip tu turi tokį visai fainą humorą tokį, nes pažiūrėsimu, kai tu darai picų iššūkį ir man atrodo vertinai ir ten, žodžiu, apie ką tu sukurdavai vis naują žodį. Tai tas indas būdavo ir aš iš ko traukiu. Taip, tai buvo taip juokinga, man šitas buvo toks juokingas, gal čia yra tiesiog unikalus, labai labai geras. Tai tu turi tokį, žinai, pajautimą, kur truputėlį, kaip padaryti, pajokauti, tarsi tą kūrybinį dalyką, ne tik, kad aš valgau ir žiūrėkit, kaip aš čia valgau ir kankinuosi, žinai, bet tu turi ir tokį, kad ir pamontuoji ir taip toliau, tai viskas susideda į tokią sėkmės formulę. Nes man labai įdomu kartais, kas juokinga žmonėm, ar iš vis ne dėl juokingumo žiūri, o kad kankinasi durnelis. Man tai juokinga, aš žinau. Tai net, kartais įdomu, kas būtent tam turinį, būtent juokinga, žinai. O kuris iš šitų visų iššūkių yra populiariausias tavo video? Nes mačiau, kad kažkas turi ten 500 000 peržiūrų. Man atrodo, picų
picų gal ir, kažkuris dar dabar galvoju, gal tas ir kebabo. Jie labai panašiai visi turėjo, nes yra cepelinų, bomžpakių. Viską perėjus. Bet man atrodo, picų 405 000 kažkas tai. Ar tu, nežinau, kokių tų žinučių gauni žmonių po šitų iššūkių? Ar žmonės sako, dabar daryk tą, ten siunčia tau kažkokių fotkių, kaip jie ten daro tos iššūkius? Ar kokių gauni tokių atsiliepimų? Patys, ten būna, kad tam Kruopų neseniai atėjo, aš dabar pats darau tą iššūkį metus jau. Tai studentas parašė, ten šiaip turbūt, kad gyvenam Kruopų, žinai. Tai jo, būna siūlymų, ką daryti. Bet įprastai gal šiaip pakomentuoja, kad smagu susižiūrėjo. Bet tau asmeniškai, ta prasme, rašo? Mažai. Nėra, kad ten kažkaip. Nes atrodo, kad, žinai, daug tu gauni tų peržiūrų, daug to dėmesio ir ta prasme atrodo, kad tavo jau turėtų būti inboxas žinučių toks, kur daug... Ne. Ten labiau po video pakomentuoja. Taip asmeniškai tai retai. O šiaip tu skaitai tos komentarus? Jo. Visus? Visus? Tai ten nėra sunku, jūs perskaityti visus. Ką žinau, tai vis tiek. O jūs neskaitot? Tai skaitu, bet žinai, pas mane ten 20 komentarų. Bet tai ten turi tą YouTube studio. Turi? Ir ten išmeta. Iš eilės rodo, tai ten, ten per pirmas dienas prikrenta, bet tai kaip straipsnį perskaityti. Bet ar tu, nežinau, reaguoji, ar kaip jaustis, kai gauni, nežinau, ar tą kažkokį blogesnį komentarą, ar geresnį, ar tau paglosto savimylį, jeigu rašo, Munis geriausias. Aš per tiek laikos jau išmokau taip labai nepriimti kritikos tiek to pagirų. Aišku, visada geri komentarai tau paglosto savimylį ir panašiai. Bet skranduką tavo nuramina. Į blogus tu taip reaguoji labiau, atrodo, nes gerą gaut, ne tai, kad įprasta, bet toks... adekvačiau, žinai, gerą gaut. Adekvatu ir tada jų daugiau yra ir tada tu toks pripranti. O kai būna koks nors griežtas, piktas, žiaurus toks... Tai taip, iš karto. Iš jį reaguoji labiau, lyg iš čia vienas, žinai, svarbiausias yra. Bet per tiek laiko tu supranti, kad tikrai visiems nepatiksi. Čia populiariausias žmogus visiems nepatiksi. Žinai, Ronaldo, kiek turi sekėjų, kiek turi heiterių, ar mes ir panašiai. Tai aš čia su jais nesilyginu, bet procentaliai visada bus žmonių, kuriem nepatiks. Ir tai žinodamas, tu tiesiog supranti ir priimi tą ir kritiką. Aišku, neigiamas yra gerai, kai jis turi tokio, žinai, kažkokio tikros tos kritikos. Gal kartais tonas būna jau per griežtas, bet tu garantėjame ir pozityvo, mane, žinai, šūdas, gaidys čia ką sukūrė. Žinai, aš tai taip žiūriu, jeigu gaunu tam blogą kažkokį komentarą, tai reiškia gerai, nes pasiekė platesnį auditoriją, negu tik tavo ten draugai arba žmonės, kurie maždaug žino tave ir taip toliau. Tai galvoju, fainai, man toks, tipo, jeigu yra blogų komentarų, reiškia kažką gerai darai, žinai, toks. Tai, nes, teisingai, nes čia Bulviakose paskutinis video ir dabar paskutinis komentaras po jo. Nedarykit gėdos Lietuvai. Tai turbūt kažkas iš užsienio arba kažkur kažkas pamatė, šitoks, žinai. Apie ką tas komentaras, žinai. Čia jau vis lietuviai, užsieniečiai susės, žiūrės ir, gėda, čia jau taip, kas bulvės, tai gėda. Ne, bet ten juokinga, kad jūs darėte ten bulvės rinkimus, ten aš mačiau tą video, visai man patiko. Šiaip labai smagi tradicija tas Bulviakasis ir, toksai... fainai labai, kad nufilmuoji, nes tada inspiruoja, atrodo, kažkaip aš irgi norėčiau Bulviakas, tokį lietuviškas kažkoks toks dalykas, kur atrodo anksčiau būdavo gal mūsų tėvų tokie, tradicijos, sakykime, bet dabar kažkaip fainai, kad tu atgaivinai truputėlį. Negalima sakyti, kad aš čia prasidėjo nuo Vaidoto. Aš nežinau. Jo. Čia buvo Vaidoto, yra pirmas video 21 jie padarė. Bet toj pačioj kompanijos. Ten tas pats, nes ten yra jo brolio, tai montuotojo ir operatoriaus draugės šeimos. Ivetos, jo. Ir jie pirmiausia darė tą video, manęs nebuvo berods jo. Ir tada kitais metais, 22, jau mes atvarėm ir su Aidu dar. Ir ten jau buvo toks mini festivalis, nes Aidas buvo iš renginio, turėjo mašinui aparatūrą visą grojimą. Ištraukė tiek, ten šiek tiek buvo per daug, žinai, ir tokie pjankių, ten tikrai, kas susimontavo vidiniam tokiam rate, tai negalėjom kitiem rodė žmonėm, nes taip tada šiemet net tai taip
atkrito šiek tiek iš žmonių, žinai, sakom, nu darom santūresnį. Išsigando po praeitų metų. Darom santūresnį, Vaidotas nevarė, nu tai galvojom, pasifilmuojam, aš kažką va taip ten padarysiu, gal gausis, nu, bent jau į mano kanalą, žinai. Nes ten buvo, ar iš vis daryti klausimų, ar aš vis filmuot, gal tiesiog atsiribom, žinai, nuo kamerų ir pabūnam kartu, bet jeigu kažkaip, sakom, nu paprastai darysim, šiek tiek santūriau link pirmųjų šaknų, tai va, tai jo, nebuvo, kad mano idėja čia, aš tiesiog... Gal kitais metais atgims vėl pas Vaidotą, žinai, aš nežinau. O kaip šiaip reaguoja, nors taip sakyti, suaugę žmonės, tai yra tie žmonės, kurie nėra šiaip prie kamerų pripratę, tarkim, tam pačiam Bulvekas, ar ne, aš ten mačiau, kad šeimos nariai, kažkokie draugai ir taip toliau. Ar jiems viskas okei, kad jūs filmuojat? Jo, aš manau, jau jie įpratę, kad, nu, Vaidotas ar Mantas ten sukasi, žinai, bet jau ir tas Bulvekasis trečias, tai jie labai natūraliai, man atrodo, nei jie ten bijo, nei ką jiem paprastai. O kaip tavo, nežinau, šeima, giminės ten reaguoja į tavo veiklą, kad tu ten esi youtuberis, sakykime? Kažkaip mes niekad nesureikšminam to ir niekam net nešnekam gal net. Aš nežinau, ar jie net žiūri. Ne. Jo, nu, mano labai siauras giminės ratas, sakykime, yra mama, mamos sesė, pusbrolis su šeima. Viskas. Bet tai mama nesako, kad, nu, ką tu čia darai, kad čia skrandį gadinėsi. Ne, kažkaip labai palaikančiai, draugiškai tai, bet ir su tokia užuojauta, žinai, ar tu čia nesusigadinti? Nu, pažiūrėjau. Nu, mama rūpinasi, žinai. Jo, iš to rūpešio, bet kažkaip mes tokio, kad čia aš kažką darau, čia youtuberis, mes nėra niekad apie tai kažkaip nesureikšminam. O prieš kiek laiko pradėjai šiaip daryti YouTube'o? Nu, dabar 11 gal kanalas sukurtas, bet mano, matai, toks labai, jo, aš dabar galvoju, norėčiau labiau sugrįžti ir kažkokią koncepciją atrast. Dabar labai gerai taip eina, kai daily vloginimas yra, ką Vaidotas pradėjo. Aš nežinau, ar tiek pats, žinai, sugebėčiau išvien, bet kažkokį projektėlį, kuris turėtų testinumą ir jo, gal net ir susitvarkius skrandy dar kažką ir panašiai. Iššūkėlė gal kokį? Yra gal net taip kaip kodėl, žinai, praėjo tas picos, nes ten yra review dar. Nu, tu tipo informuoji apie pizzas pačias ir pizzerijas. Tai va gal kažką tokio, kad ten, aišku, kartu ir kankindavai save, nes turi per dieną ten tą pizzą sugrūst. Ir kai kurios skanios, kai kurios ne. Bet va jei kažką tokio ir įvertinimo pusė panašiai, tai visai galima būtų padaryti. Jo, visai įdomu man, tik tai galvodavau, žinai, kur jau pradėsi save kartot. Žinai, jau negali kas kart traukti iš to pačio. Nežinomybės liūnas. Dar šiaip kalbant apie kūrybą, YouTube'as jo yra tavo toks arkliukas, sakykim, čia, nu vis tiek, tu esi žinomas iš to, bet aš labai noriu prisiminti kandidato erą. Kandidatas, nes aš anksčiau sakydavau politikas. Tai, žodžiu, papasakosiu istoriją, vat kaip mes susipažinome su tavimi. Nežinau, ar tu atsimeni, Opime. Toks, Žodžiu, kažkaip mes, aš nežinau, su kuo aš net buvau, net su draugiam kažką, sėdžiu, galvoju, nu jau noriu varyti namo kažką ir tu ateisi su kažkokiu draugu, gal kažką ir sakau, o labas, čia kažką susipažįstam, lala. Ir kažką mes šnekam, tai ką čia vyki gyvenime, tada O žinau tave? Ne, nu tiesiog random. Pradėjom šnekėti. Man atrodo, jo, tipo, aš irgi nežinau, kas tu esi, net pažinau, nors aš buvau mačius tą kandidatą, bet palauk, aš tą papasakosiu. Bet nes aš tai atsimenu šitą, bet man atrodo, arba žinojau kažkaip, ar kažkaip, kad pradėjom šnekėti. Nes aš net nesupratau, nieko nesupratau, nežinau, kas tu esi ir tu man sakai, tai va, aš, žinai, kuriu video, gal kažkaip taip išsireiškia, aš galvoju, tai gal tu esi kaip operatorius, aš visiškai nesusijau šitų, kad tu filmuoji, nu kažkokius darai ten ar skečus, ar kažką tokio, žinai, nu ir viskas, ten kažką pasifollowinu, man atrodo, Instagram'e, viso gero, gerai. Ir tada kažkaip buvo mano sesės gimtadienis ir galvoju, jai labai patiko kandidato personažas ir aš atsimenu, jinai man parodė tave ir mes žvengdavom ir, nu, labai fainas tas, žodžiu, kandidatas. Ir galvoju, va, reikia sesė kažkaip gal susisiek su šituo kūrėju, žinai, ir paprašyt, gal tu nufilmuosi kažkokį video, kaip pasveikinį ją. Ir aš susiradau gal tave Facebook'e, man atrodo, parašiau tau žinutę, kad va, čia taip ir taip, tokia situacija, parašy, jo, gal turėsiu laiko, padarysiu. Ir kažkaip tada jau, kai tu atsiuntei, nufilmavai, taip toliau, aš tada tik tai susijėjau
per Instagramą, kad čia yra tas pats žmogus, kur mes jau opime kalbėjom, nu, žodžiu, toksai, man buvo, nes visiškai kažkaip nesusijau iš tų dviejų žmonių, tu nufilmavai labai gerą video, aš nežinau, tu tiesiog, žinai, tipo, o, sveikinu su gimtadieniu, bet tu ten sumontavai, paėmė iš Facebooko mano sesės nuotraukas. Aš turiu tą video, gal net mes kažkaip primontuosim prie šito, nežinau, jeigu tu sutiksi, man atrodo. Tai, žodžiu, buvo labai labai fainas sveikinimas, tai dar dabar ačiū tau už tai, nes atsimenu, kad labai mano sesė žvengė ir jai buvo įspūdis paliktas geras labai. Tai va, tai kaip gyvena dabar kandidatas? Ai, tai jau visai Jau... politinis lavonas. Bet ar kažkas grįš į tą politinį, ar tu norėtum ar kažką kurti su politiniais tokiais dalykais? Matai, aš... Kaip jis gimė, vėlgi, ten buvo, prasidėjo nuo Grybauskaitės berods rinkimų. Grybauskaitės rinkimų. Tiesiog tokia rinkimų. Aš turėjau tokį idėją, tokį pasirašiau trumpą, tavo tekstuką, bet tie rinkimai ir praėjo. Ir tada atėjo kažkurie ir aš jau dirbau dviračio žiniose, montuotojų. Ir aš jiem pasiūliau, padariau tokį pilotinį politiką, kuris sėdė ir kažką aš ten improvizavau, žinai. Aš jiem nusinčiau ir jie sako, nu, pas mus per tiek metų tokių, va tiek buvo, žinai. Tai, tipo, mes priimtumėm, bet dar kažką pagalvok. Nu, galvoju, nu gerai, tada ir aš tada tą tekstuką paėmiau ir jį pritaikiau, aš neatsimenu, gal buvo Seimo rinkimai ar kažkurie. Ir ten pats pirmas buvo, kad ten duosiu jums, pakelsiu PVM, sumažinsiu PVM, duosiu BMW. Čia dainelė buvo, ar ne? Ne, toks miške vaikštau ir pažadus šneku iš vien. Ir jis, tiesiog, viral patapo. Ir dar tada tam ir Facebook'e lengviau ten tie ir share'ai būdavo ir panašiai ten. Aš tik kėliau, taip žiūriu, tiesiog visi net ir, žinai, žinomesni žmonės laikina ten, komentuoja. Ir jie tada atėjo pas mane, tie produceriai dviračių žinių ir sako, mes paimsim va šitą formatą, tu darysim, mes galim tęsti, žinai. Ir jie ir tą video įsikėlė ir paskui jisai, man tas ir buvo motivacija daryti toliau, žinai, vis kitom temom ir panašiai ir kažkaip. Ir jis susikūrė iki to, kas jis tapo, tas kandidatas. Bet, nerealus man tai... Tai va per laiką, kuris dabar jis taip ir, kadangi ir temos išblėso, ir kažkaip politinė situacija pasikeitė, paskui kažkaip ir pats jau taip atitolau ir galiausiai jau nebedirbau dviračių žiniuose, tai taip ir nuslūgo. Žinai. Aš manau, net išsikvėpiau, žinai, nuo to, nes ir daug ten, paskui vietom, tai net ten kokių 200 ikonų reikdavo įdėti 3 minutės. Ten jau taip, vos neanimuoti reiktų, žinai, visą, nes labai daug darbo būdavo įdedama ir toks net pavargau ir galiausiai taip mažindavau iki 50, žinai, atsikartojančių tokių. Tai atsakant, ar norėčiau kažką į tą, aš turiu tokią idėją, gal ne apie politiką, apie pop kultūrą ir pop pasaulį daryti reelsus, kur ten panašiai komentuoti greitai, nes yra įdėtas apie, kur Gytis Ivanauskas šuniuką padarė. Mačiau labai juokingas. Tai gal tokiu formatu ir kažkur gal ir politinės temas paliest, gal ir tokius gandus, skandalus kažkokius. Šmaikščiai, tai kas panašiai tą formatą, žinai, kažkoks greitas montažas, ikonos, tai toks yra idėja, tik dabar reikia gal su studijom pasibaigti ramiai ir grįžti į turinio kūrimą. Jo, bet dar grįžtant prie to kandidato, ar tu manai, kad yra svarbu, tarkim, pabaigti, nežinau, kandidato ar bet kokio personažo erą tada, kai jis yra, sakykime, gana aukštai, ar, kad netemptum tarsi, aš nežinau, gal tu, gerai, tu sakai, pavargai nuo to personažo, bet ar, nežinau, matai kitų galbūt pavyzdžių, kaip žmonės ant vieno arkliuko joja visą laiką ir nieko nekeičia, kaip tu manai, nežinau, kaip kūrėjas, ar tau svarbu yra keisti kažką nuolatos naujo parodyti, žinai, žmonėm, ar jeigu gauni, žinai, vieną tokį populiarų dalyką, gal tada ant jo reikėtų ir važiuoti. Aš pavargau gal ne nuo personažo, nuo to kūrimo ir nuo tų idėjų trūkumo, o čia toks mixed feeling, sakykime. Aš visada už tai, kad save visas tobulinti ir keisti ir kažką kurti naujai, bet jeigu eina, tai išspaust kiek eina galbūt, tik tai žinot nuo laikų, kada sustopa, kaip, žinai, tą ribą pajausi, nes kartais atrodo, tu gauni to populiarumo ir važiuoji, žinai, nuolatos, bet nes kartais jo, tu atranda, nežinau, tie
dabar Stasiulytės ir Aisčio tie personažai. Ir jie visada bus gal aktualūs ir juokingi, ir jie gali kol į karjerą tęs daryti tą, žinai. Ir čia nėra blogai, čia kaip tik gal gerai. Aš su tuo, man jis artimas patiko, bet sakau, aš išėjau net iš to, mano visos politinės žinios ir tas atėjimas būdavo per dviračio žinias, aš tada, žinai, kažkoks yra aktualės skečas ir tada aš net pasiskaitau, toks akiratis platesnis ir aš galvau, ar čia, ir žinai, man pačiam ta politika pradėjo labiau įdomu darytis ir galvoju, ar čia dėl to, kad aš čia dirbu, ar čia natūraliai su amžium. Ir kai aš tik tais išėjau, tu tik pakeitė aplinką ir apmažėjo, žinai, tu paskaitai antraštės, panašiai, straipsnius, bet jau to platesnio, kur kažkokiu ištraukia kažkokius personažus, jau neturi to vaizdo. Tai reiktų, žinai, jei sugrįžt daryti, vėl iš jos spausti tam gyvent visam. Bet aš pats visada už tai, kad kažkaip vis save vis tobulint, vis kažką atrast, nelikti vienam tam ir paspausti iki galo. Kažkur kažkas kažkiek turi keistis arba jo, nes tu tada naujų žmonių nesurinksi, nepasieksi naujos auditorijos. Tu gali užsiauginti su tuo, tave žinos kaip ir gal kažkas atbyrės, nes jau to nedarai, bet kad kažkaip naujai pamatyti, kažkokią naują komediją sukurti, vis nuolat bandyti tobulėti. Kalbant apie tą tobulėjimą, tai tu dabar jau esi studentas. Kelinti metai, ar pirmi, ar antri? Antri, esi režisūros studijų studentas, taip? Taip, magistras. Tai ne veltui įsidėjau šitą Jaws maikutę šiandien, nes vis tiek filmai visą kitą, žinai. Tai esi jau sukūręs ne vieną netgi filmą. Oficialiai kiek? 3 ar 2? Čia tas oficialiai, žinai, dabar, kai jau suvokiau, kaip kas ko, tai jau taip sakyčiau 1. Bet 3 ilgametražiai. 1, bet 3, tokia matematika. Jo, man žinai visada ten šitie grupiokai sako, nesikuklink, žinai, niekas iš mūsų nepadarė. Bet man kaip tik toks ten buvo visada ieškojimai, visi darimai, bandymai, visiškai nežinomybės keliu ėjimai, žinai, tokiu mokinimosi tikslais. Tai aš žimu dėl to, kad jis išėjo į kino sales, kiti neišėjo, gal nebuvo ir taip tikslingai link to einama su tais 2, buvo labiau toks bandymas, ieškojimas, tai va, bet kad 3 ilgametražiai kūriniai. Va, labai, labai gerai. Tai kalbant apie Kartą kaime tavo filmą, tai šiaip aš dirbau su filmo komunikacija, mes dar taip geriau, kaip sakant, susipažinom ir labai faina visa komanda. Ir žinai, toks bendras viso to filmo vaibas komandai buvo toksai, kad, dėl Mariaus mes visi, žinai, padarykim, nes jaučiasi, kad tu labai mėgsti tai, ką darai, ir tada tas nuoširdumas ir toks, nežinau, gerumas gal iš tavęs, net nežinau, kaip pavadinti, bet toksai skleidžiasi, žinai, visai komandai, nes tu vis tiek kaip esi ir filmo toks vadas, žinai, kuris vis tiek turi sustiguoti visus dalykus ir taip toliau. Aišku, ne vienas yra, žinai, visa komanda taip toliau, bet visi kažkaip žiūri tai kaip tavo kūrinį ir buvo toks labai fainas bendrystės jausmas ir palaikymas, kad pavarom, kad būtų, žinai, kuo sėkmingesnis tas filmas. Ar tu pats jautėjai iš komandos tą tokį palaikymą? Taip, tai visada. Čia yra, žinai, mano ir kaip čia tie 2 žodžiai. Ir džiaugsmas, ir liūdesys, bet čia labai primityvus surinkti. Yra kažkoks posakis. Žodžiu, kad kadangi visi daro iš idėjos, visi palaiko, žinai, tada aš esu gerietis dėl to, nesuprantu, kad žmogus aukoja savo 2 savaitės daro ir kartais, žinai, daug savo neleidi kažko reikalaut, nes žinai, kad, arba žmonės negeba dar, nes daug yra naujokų net toj srity, arba tiesiog, nėra, aplinkybės neleidžia, negali spaust. Bet palaikymas visada buvo ir maksimalus ir aš esu visiems dėkingas. Aš, žinai, dabar žiūrėdamas tik į tą Kartą kaime, daug matau trūkumų, pats ko nepadariau, ką kitaip daryčiau ir kartais net, žinai, gaila, kad galbūt dabar darant su tais pačiais žmonėm, kad ir mažo biudžeto būtų kitas rezultatas. Tai toks, nes tada jau taip jau atrodo, jau
jau gavai, ką galėjo žmonės tau duoti, žinai, jau tu negali jo ant to pačio, žinai, vėl, rinkimės 4 kartą, kursim dar vieną mažą biudžeto filmą, žinai. Tai tiesiog žinau, kiek tokių klaidų, žinai, ir dramaturginių, ir tokių, ir gal režisūrinių, nes visada auga ir mokinaisi. Tai, bet atsakant, tai palaikymas jo visada, ir tau esu labai dėkingas, kad ta komunikacija, žinai. Ne, aš tai dėkinga tau, kad irgi pasitikėjai, pakvietė, nes prieki tikrai viskas. Fainai ir po to gavau dar kitų pasiūlymų su kitais filmais dirbti, žinok. Tai, man kas labai faina, kad tie žmonės, kurie atėjo į pirmus, ar ten 1, 2, 3 tuos filmus kaip komandos nariai, kad kai kurie išaugo į kino industriją ir jiems čia buvo kaip pirmas toks laiptelis. Tai nėra daug tokių žmonių, bet džiaugiuosi, kurie dėjo tą žingsnį ir dar net praaugo ir mane, sakykime, kai kuriuose srityse. Ja. Tai šiaip kalbant apie tą augimą, ar tu pajautai, kad dabar tavo studijos jau tau parodė kažkokių dalykų, ką galbūt ir tam pačiam filme galėjai kitaip daryti, ar tu jau kažko išmokai naują iš tų studijų? Nes vis tiek, kadangi jau esi, žinai, sukūręs kažkokius filmus ir produktus ir taip toliau, tai kiek tos studijos tau parodė, žinai, ką tu galėjai daryti kitaip, ar galbūt įsitikinai, kad, dariau, žinai, gerai? Ne, labai davė didelio tokio suvokimo, net atrodo, užtektų buvę, žinai, vos ten poros paskaitų, tokių esminių atsakymų, aišku, tu neišmoksti per vieną, nes išmoksti taip nuosekliai dirbdamas to suvokimą, bet kai kurios paskaitos vienos jos jau sudavė tokią iš karto, tai va, kodėl man čia, žinai, taip ir taip, va kaip čia, nes ten, žinai, tu rašai ir ieškai logikos, kodėl neatsiranda, kodėl čia taip, žinai, kaip čia daryti, kad tas atsiranda, kodėl nesusijot, kaip čia žiūrovas supras. Ir tada tau per paskaitą atsako, žinai, šitą klausimą labai paprastai, nes, tipo, tema turi, į filmo temą viskas turi būti. Tai labai daug davė iš karto ir aš turėjau savo tokį kelią, galbūt kitaip būtų reikėję eiti, baigi studijas, darai trumpametražį filmą, įgauni patirties, užaugi, darai ilgą metrą. Aš ėjau, darom iš karto 3 ilgus ir tada studijuot pradedam. Bet žinai, čia gal, aš nežinau, nėra gal tos teisingiausio kelio, galbūt teisingai skamba, kad baigi mokslus, tada pritaikai žinias. Aš matau, kodėl tai yra teisinga, nes tu tada tu tikslingai eini to kino ir suvoki, ką tu darai, o ne atvirkščiai iš kito galo. Tu darai ir tada išmoksti, va taip reikėjo viską daryti. Tai ir aš buvau labai prieš trumpus metrus, nes toks formatas, kur, tai ką, trumpas, nei čia filmas, nei ką, žinai. Bet esi kūręs trumpametražį. Festivaliui? Tai ten jau buvo kaip, gal net nesakytum, kad trumpam, formatas toks, 4 minutės. Tai jo, trumpametražis, bet turi gal, nežinai, patirčių, bet turiu omeny gal tikslingai su biudžetu, su komanda pasirašyti trumpametražį tokį, kokį pats nori, nes ten gauni rėmus, žinai, ką panaudoti ir panašiai. Ir dabar aš visai esu už tai ir džiaugiuosi net, tarkim, dabar besiruošiant magistrinio darbui praktikos, kad tos visos sukrenta, tos visos, ką reikėjo išmokti, tavo temos atskleidimas, kaip viskas veikia, kas ta režisūra iš tikrųjų yra, žinai, tai va tos pamokos aš labai džiaugiuosi, žinai. Aš gal ten, sakykime, kas atėjęs iš bakalauro į magistrą, tai turi tikslingai žinoti jau, ko eina, gal jiem ten net toks progresas kaip man iš atėjusiam 3 filmus padariusiam, neva. Bet vis tiek aš asmeniškai tai džiaugiuosi studijom. Ar tu save vadini režisierium? Aš vis dar kuklinus tai sakyti, bet jau sakiau vienam podcast'e, kad režisierius. Tai bet aš manau, kai jau užtikrintai galėsiu sakyti, kad būsiu su diplomu. Tada jau turėsi, žinai, parašytą. Nes turiu bakalauro informatikas, bet negaliu kažkaip savęs to vadinti. Bet esi kažką dirbęs su informatika? Kažkaip baigiau, dirbau svetainių kūrėjų šiek tiek, bet frontendų jo. Tai čia toks programavimas. Ir tada Barklajui, bet jau ten support analitikas. Bet kaip žinai, tu baigi tokius labai, sakyčiau, tikslius mokslus, žinai, ir pasirinkai kūrėjo kelią.
Tai kodėl ne iš karto nestoji kažkokią kūrybinę sritį? Nu tai čia žinai, kodėl. Nes Tėvai? Nežinojau. Nu okay. visada tos paieškos buvo, atrodo, viskas gyvenime taip vėliau atėjo tas suvokimas, nes aš visada turėjau pavyzdį, kad informatika turėsi darbą. Turėsi pinigėlį. Turėsi pinigėlį, pagrindą po kojom. Nu ir ten vienas geriausių draugų buvo stiprus, ir yra geras programuotojas, žinai, bet jis nuo 8 klasės, ten gal 7 į tą labai. Tada pusbrolis studijavo programavimą, irgi darantis žmogus įtaką. Mama sakydavo, nu čia va, žinai, Vokietijoje labai daug reikia šitų ekspertų informatikos. Nu ir tada taip, tu natūraliai tuos mokslus, žinai, informatika, fizika, matematika. Ir paskui aš taip 12 ar 11 klasį galvoju, nu ne, aš nesu tas, kur sėdėtų, žinai, ir ten 2 valandas ieškotum, kur kablelio nepadėjai, žinai, kad... Ir paskui, nu okei, ką tada galiu daryti, nes jau viską, žinai, ten istorijos taip stipriai nesimoko, ten kitų tokių humanitarinių mokslų nelabai mokomasi. Nu, tai aš atradau VGTU, kur ir vadyba, ir informatika. Toks šiek tiek miksas, jo. Miksas. Tai džiaugiuosi visai, kad ten nuėjau, nes taip kažkaip, žinai, kaip gyvenimas papūtė, ten nuėjau ir atsidūriau į Paliepės teatrą, to univero, ten gan stiprus režisierius ir ten prasidėjo ta kūrybinė, nu realiai ten pradėjai vaidinti. Jo, pradėjau vaidinti, tada video kažkiek daryti ir viskas taip po truputį užsisuko, kad pačiam gal ir patinka ir tuos labiau link video darimo, kas padėjo tą filmą, tai iš ten visa ta beveik didžioji dalis komandos pirmam filmui buvo iš Paliepės, nu tai toks užsisuko ir per ilgą laiko tarpą atėjau čia, kas šiaip visai gal ir gerai, gal dabar aišku, aš jau nesiskaitau jaunas kūrėjas, žinai, bet kažkaip tokiu keliu atėjęs ir biški suvokimas yra. Bet žinai, jeigu tau viskas taip natūraliai susidėlioja, tai, nu, tai gerai, taip ir turėjo būti, žinai, čia... Nu, galėjo ir kitaip būti, bet jo. Tai, žodžiu, aš dar turiu, klausimų iš žmonių. Taigi, pažaiskime žaidimuką Liaudies balsas. Nu, čia toks ir žaidimukas, iš tikrųjų tai yra tiesiog žiūrovų klausimai. Gerai. Juškaitė arba Juskaitė Gabija klausia. Ar gali padaryti, kad mėnesį valgai maistą tik iš degalinių, please, ir tokie graudus emodžiai? Ar gali padaryti dar? Ar galiu šiaip, ar kada daryčiau? Kaip iššūkis. Nežinau, ar ką tu manai apie tokį iššūkį? Aš esu kažkur sakęs, kad kažkas tas buvau parašęs, bet nu, aš sakyčiau, dabar šiai dienai negaliu, nes skrandininkas esi. Ir galima net prieiti šiek tiek prasiplečiant, ko negalima valgyti, kai turi tą problemą, sakykime, tai viskas, kas kelia rūgštį, o visas, kas kelia rūgštį, yra riebus maistas. Apskritai, jeigu yra virš 12% riebumo kažkas, tai reiktų atsisakyti. Tai tada visų miltinių, keptų dalykų, aštrių, citrusinių vaisių. Gazuotų turbūt gėrimų. Gazuotų gėrimų, jo. Tai čipsų, aišku, alkoholio, visko tą reikia atsisakyti. O tų, sakykime, degalinių maistas yra, tarkime, ten submarina, ar ką jisai labai riebus. Taip, riebus ir keptas ir miltinis daug. Tai va, blogai. Tai galbūt įdomus turinys, nes važiuoji, bandai viską, bet norėčiau atsisakyti ir kažką, jeigu dar su iššūkiais, tai sakau, norėčiau, kas nekenktų labai daug skrandžiui, ar nebūtų toks sudėtingas iššūkis, bet labiau per įvertinimus, žinai, ir maisto... Arba tu galėtum daryti gaminimo iššūkius, pavyzdžiui, tau nereikėtų tiek valgyti. Nu, va čia su gaminimu kitaip. Bet būtų tikrai iššūkis, sveiko maisto galėtų būti iššūkis. Nu, galėtum skrandininko iššūkį daryti. Tokio, kur valgai tik sveika, ką gali. Aš iš vis norėjau daryti, kaip aš gydausi gastritą, bet tai metų video būtų jau. Gerai, tai čia toks jau kaip ir filmas. Bet kažkaip, sakau, biškiai apleistas tas YouTube'as dėl studijų, bet tikiuosi, pasibaigsiu, gal kažkas kažkaip prisirutulios kažkokį naujų. O tu studijų baigimai turi darbą kažkokį padaryti, ar ne? Nufilmuoti? Trumpametražiai. Ar turi jau idėją? Jo, jau mums reikėjo apsiginti ir idėją. O papasakos? Ir komandą. Ar paslaptis? Gal, nežinau. O kiek, tema ar ką? Nu, tema, nežinau. Jo, apie ką? Apie ką tai COVID laikotarpiu vykstantis šermenys, šarvojimas.
ir ten veikiantys personažai, nes jų mažai, kaip mažai, 10 galėdavai būti ir jie visi ten taip daug visko vienu metu vyksta. Čia, žinok, į temą vakar buvau kaip tik šermenys. Ir man, žinai, ką pasakė, kad šermenys, nors aš paskui toks, kad šermenys nėra šarvojimo procesas, šermenys yra valgymas po visko, kai žmogus palaidotas ir negedulingi pietus, o toks suėjimas vakare sėdi ir tu ten taip ramiai būni ir vakarieniauji, tai čia yra šermenys. O pats tas, nes aš visada įvardydavau būtent tą... Aš tai mažu šermenis, šarvojimas čia mažu tas pats. Man irgi būdavo. Aišku, ten kažkaip paskui bandžiau, nes man per gynimą šito scenarijaus tą pasakė, taip išryškino, nes aš žinai visada šermenys. Paskui bandžiau googlinu, tai yra to, nes šermenys pats net žodžio tipo reikšmė susijusi su valgymu, ne su budėjimu. O, geras. Wow, klausyk, pasimokysim mes irgi dabar. Tai visai šiaip tokia įspūdinga skamba, tema bus įdomu pamatyti. O bus viešai galima pamatyti? Ar tu kažkur viešins? Tai paskui net būna, aš nežinau, kada jis išeis visai viešai, nes ten turbūt mes padarysim, galbūt į festivalius siūsim, tai kol tas kažkas suksis, tai nebus prieinama viešai, bet bus vieša peržiūra apskritai visų magistrinių darbų. Man atrodo, gegužės mėnesį būna kino salėj ir visi priimami, tai galėsite ateiti. Nice. Ir šiaip bet kas. Fainai. Ten, žinai, ten susiję turi ir su savo tyriamuoju, ten yra vizualinės komedijos elementų, bet jau toks jis labiau, sakykime, negaliu sakyti autorinio, bet jis rimtesnis, žinai, ne komedija didžia prasme, bet toks bandymas kažkokia pavystyti, žinai. Įdomi tema. Toliau, Daisy Fields 49 klausė, ar kandidatas kandidatuos artėjančiose daugybėje rinkimų? Atsikartojantis motyvai, manau, žmonėm rūpi. Tai ne, kaip supratau iš praeitom, iš ankstesio. Čia kitų metų, ne? Jo, 24 vyks ten visokie. Jo, vyks visokie ten. Aš nežinau, ar galbūt įdomu tas formatas dar paieškoti, ar kažką pašiepti iš tos pusės. Aš norėčiau, kad jis grįžti, išbėgti biškiai aikštelę kandidatas ir gali toks pasirodyti. Aš sakau, aš biškiai atsitraukiu nuo tos politikos, reiktų gal biškiai kažkaip pažiūrėti, liaudis nori. Bet aš visada visai atviras pasiūlymam, jeigu liaudis nori. Liaudis bando, žinai, tau kažką pasakyti, tai mes irgi esam ta liaudis gerbėjas, tai žinai. Toliau, Tomas Dirgėla, kuris yra vaikų knygų rašytojas šiaip, klausė, ar ilgai reikėdavo atstatinėti sveikatą po valgymo iššūkių, ar neplanuoji į stand-up sceną? Čia tokie 2 klausimai, tai apie sveikatą mes šiaip nemažai prakalbėjom, tai realiai dar vis atsistatinėjai. Ne, tai ten, tarkim, jei tuo laikotarpiu, tarkim, įvykdai kažkokį, tai, aš kai skausmo nejausdavau, tai atrodo viskas tvarkoj. Ten, pavyzdžiui, žinai, svoris nukrito nuo tų kruopų. Tai jį sugrąžinti nebuvo taip sudėtinga. Pradedi valgyti iš eilės, tada jau mėsos kepsnius visus ir viskas tvarkoj. Cepelinų buvo sunku, bet ten porą dienų atsistatė. Bet gerai, tu, tarkim, baigi tą iššūkį, tai tu ką, toliau valgi normaliai, ar biškiai eini ten, kad, tarkim, po cepelinų, kad gal sriubos ramiai pavalgyti, ar kažką galvoji apie tai, kad truputėlį sveikiau? Jo, biškai pakeitai į gerą pusę, net tai ten drastiškai, bet ten ir sakė, kad, žinai, jei tu blogai, tada staigiai gerai, vėlgi nėra gerai, bet aš taip, iš lėto prieidavau, nebuvo, kad tas sudėtingas atsistatymas, kai jau susigadinau, aš šiaip sakau, tą gruodį buvo šiaip bloga mitybė gyvenime apskritai, žinai, nes jau ten buvo ilgą laiką nedaromas joks iššūkis ir gyvenimo iššūkis prasidėjo. Buvo tiesiog šiaip bloga mityba ir neprisižiūrėjimas ir man tokį, ta net liga davė tokį suvokimą ir gerąją prasme pamatyti apie mitybą kitaip galvoti, žinai. To, ko negalima tam sąraše apskritai galima atsisakyti gyvenime, žinai, visų. Aš mėgdavau visas bandelės, visokius tokius saldumynus, šokoladas, smaližius, bet koks buvau. Ir dabar kaip tau jau, ir aš visada norėdavau šiek tiek apmažito, nuoširdžiai viduje, žinai, galvodavau, reikia susimažinti cukrų ir panašiai. Ir kai jau ateina jau ne valios dalykas, o sveikatos, tada labai greitai, žinai. Aš prieš tą lygą aš svėriau 8 kilogramą, tai buvo mano asmeninis pasaulio rekordas. Kai aš sužinojau, kad, žinai, tas skrandis reikia apmažinti ir biškį susirgau, aš per 2 mėnesius 7,2 pradėjau sverti.
Čia irgi jau biški per mažai, tai man 7,5 yra, žinai, geras tas svoris. Tai va, kai sveikatai jau kažkas blogai pradedi žmogus susimastyti. Tada jau nebelieka, žinai, kitų. Antras buvo klausimas, ar neketinu į Taip, į stand-up stand-upą, ne? sceną. Čia yra iš tikrųjų mano maža svajonė. Bet aš esu bandęs rašytis, aš esu bandęs pradėjęs labai intensyviai vaikščioti. Gal kokį kovą aš eidavau beveik kas antrą dieną, žinai, žiūrėti, kaip kiti daro. Žiūrėdavau užsieniečių tuos stand-upus, pats pradėjau rašyti ir man nesirašo. Aš neparašau va to, žinai, arba dar tokios ir baimės vidinės yra, kad tu kažkaip, žinai, jei aš būčiau nedaręs ar ten nei kiek nežinomas, nes yra mano tokio, žinai, susimenkinimo, kad jau atsineši kažkokį lūkestį, būti juokingam. Ir tu gali visiškai bombint ir tada dar labiau, žinai, susmugdyti. Tai aš kažkaip arba kažkada užlipsiu, arba nusiraminsiu ir niekada nelipsiu. Bet kiek laiko tau gyvena ta svajonė tavyje? Nu, aš esu rašęs, kai dar tik buvo humoro klubo, tas per teliką. O Dieve, čia 100 metų. Aš esu rašęs Pauliui kažkada, Ambrazevičiui, ar galiu pasibandyti ateiti į humoro klubą. Tu nepatikėsi, Paulius ateis dabar po tavęs. Jo, įrašinėčia. Bet aš net bandžiau paskui atsisekti jo žinutę, žinai, paskaityti, kad rašęs, tai net jau tada to net Messengerio gal nebuvo. Nu, ta prasme, tas pirmas Facebookas, ar gal paštą, aš net nežinau, kuriam rašiau, žinai. Laiškas, popierinis. Tai jaučiu, kad, nežinau, aš norėčiau, bet dar ir tokio savo nerandu ir gal to balso scenui, nors niekada, žinai, nebandęs ir koks čia formatas, nes man atrodo, kas pas mane juokinga, kaip ir minėjai, toks šiek tiek kitoks tas humoras, nei kad išsakytas bajeris ar panašiai. Tu toks moki, žinai, galbūt kasdienos tose situacijose tokį pritaikyti. Jo, ir toks, dar kažkas sakė, kai į tos situacijas tipo be emocijų, žinai, reaguoju. Irgi kas, į absurdą tokį, toks, nu, va čia mano stiliukas, kad absurdas, bet šnekyva nami veidų galėtų. Tai va, tai yra tas noris bandymų, net ir knygų esu kažkokių skaitę, žinai, kaip ten daryti, kaip ten rašyti. Tu jau turi tokį pagrindą, bet dar truputėlį trūksta. Jo, aš visai suvokiu, kokia ir struktūra neva vyksta, kaip ir žiūri, kaip jis struktūrizuoja tą bajerį, ar kas veikia, kas neveikia, bet nu, čia arba reiktų bandyti ir per patirtį, nes taip atėjo ir su renginių vedimu. Buvo iš pradžių toks, kaip ir šiek tiek, gal čia ne man, gal čia kas prieš tuos renginius, bet koks jaudulys, žinai, po jų irgi kvestionavimas, ar čia gerai buvo, bet su patirtim, nu, praeina viskas tas. Bet čia gal ir kaip su tais filmais ir su video, žinai, vis tiek tu pirmą kartą, kai darai, tu nežinai, kaip bus. Tai, nu, čia visą laiką reikia tos drąsos, bet, nu, pavyzdžiui, aš kaip gyvenime irgi darau, kad kažkur girdėjau šitą mintį, kad be drąsių sprendimų nebus nieko įdomu, žinai, gyvenime. Tai va, reikia daryti kažką drąsiai, nu, kaip ir su šitų YouTube, žinai, dalykų, kur baisu čia paleidžia va tų podcastų 100 milijonų, žinai, Lietuvoje čia visi dar. Bet toks galvoju, nu, bet tu darai kaip tau fainai dėl savęs padarai ir tada gal viskas susidėlioja, žinai, natūraliai. Tai gal tau, žodžiu, aš tau linkiu, kad visgi gal išdrįstum kažkada. Pasakysiu Pauliui, kad tave pakviestų. Ne, manęs ne. Asmeniškai parašytų tą. Tegul aš, jeigu prisiversiu savom, žinai, savom jėgom pasaulio tokiam burbulė, kažkur kažkaip kažką, nes ten pas juos tai visada jaučiu atvirą, žinai, galiu nueiti, bet aš gal jei reičiau, tai pirmą kartą ne į humoro klubą open mic'ą. Kokį labiau undergroundį. Nes ten nuploja, jei nepatinka. Tai jau čia būtų viskas forever. Nu, bet iš dalies gali irgi pasijuokti, žinai, iš to, kad jeigu ten nuploja toksai. Nu, tai čia yra dar, žinai, savivertės klausimai, šitie dalykai. Bet žinai, kad tu galėtum daryti iššūkį tokį, irgi YouTube. Jo, aš esu tą daręs. Aš esu pradėjęs, kad lipsiu ant stand-upo scenos video 5 kartus. Ir yra skirtingais metais, net yra, žinai, jau paskutinį kartą, kai jau dariau, tai yra net tie timeline'ai, kad aš lipsiu ten su laiku, žinai. Labai gerai, tai pirmais, antrais, lipsiu. Nu, duodu savo 20, nes ten yra knyga kažkaip per 21 dieną sukurt 5 minučių materialą ar 10. Nu, dabar tą knygą skaitysiu ir jau darysiu. 2, 2, 3, nu dabar irgi jau darysiu. Ir visada taip kažkaip eigoj, žinai, dar to tokio reikia tiesiog atsisėsti ir, kaip vadin, grindint. Turi sėdėti ir rašyti.
ir bandytis, nes pas mane atrodo, nu labai vienu momentu sudvėjoji, žinai, nu čia gal ne man ir tada ta mintis, žinai, ir tu skaitai ir, pavyzdžiui, pagal tą knygą turi turėti comedy buddy, susitikti ir abudu temom dalinasi, žinai. Ir aš tokio, kaip ir turėjau, su Luku buvo noras daryti, jisai pradeda dirbti, žinai, toks, neprisitaikai, nerandi, bet turėtum eiti tą komedijos community ir ten turbūt rastum. Arba, žinai, nebūtinai toks metodas tinka, bet... Bet čia, žinai, kaip reiškia, gal per mažai norų yra. Turėtum daugiau norų, tada surastum laiko, surastum comedy buddy, toks, žinai, kur... Tada, aišku, yra baimė. Jo, yra daug tos, kad... Yra noras, abejonės ir abejonės ima viršų. Taip, nes, žinai, baimė, stiprus jausmas toks, kur kažkas nepavyks ir ypač savim abejoti pradedi, žinai, toks, tai gal saugiau biškai nedaryti, žinai, tada ir laiko nėra kažkaip taip toliau. Bet aš tikiuosi ir tikiu, kad tau gyvenime dar yra to laiko, padarys, užlips ant tos scenos. Aš, žinai, ypač dar čia, kad daug jaunų ateina. Ir, žinai, jiem atrodo, tu nieko neturi prarasti. Aš ir neturiu ko prarasti, bet vis tiek būtų man dabar 2-3, eini, žinai, bombinį, kaupi patirtį ir viskas. Čia atrodo vis tiek tu turėsi praeit viską ir blogus tu, žinai. Čia kaip dabar, žinai, per tiek metų ir tos patirties yra renginiuose nuo bet kaip sergančių su gerklės skaudančių iki gan prastų, iki labai gerų. Viską atrodo praeini ir turi tą patirtį. O čia dar visiškai žalės, kaip Ambrasavičius kažkada sakęs, kad pirmieji pradeda nuo to, kas man nepatinka. Pirmas jau išėjimas, tai aš atsimenu, kas Vilniuje atsikrausčius man nepatinka. Klasikėlė tokia. Trumpai žiba žalė šviesoforas. Ir galvoju, pirmas, esminės klaidos jau bet, žinai, darai ir kažkaip išmoksti. Tai aš sakau, linkiu tau, kad padarytum dar šitą savo svajonę. Iššūkį šitą. Taip. Toliau, Petras Kūnė klausė, koks mėgstamiausias partneris, su kuriuo teko vaidinti? Jis yra aktorius ir jūs kartu vaidinote. Sakė, kad uždavė šitą klausimą. Tai koks atsakymas? Turbūt reiktų ir jį sakyti. Dabar jau taip politkorektiškai. Ne, jeigu taip nuoširdžiai man patiko, tai tam seriale iš tikrųjų su Audriu Bružu. Emigrantai? Jo, emigrantai. Pirmą sezoną aš kažkaip, žinai, buvau įmestas, tiesiog pasiūlė man Mantvis ir aš toks atėjau ten, Krulikovskis Valentinas, Audrius Bružas ir aš toks tarp tokių maestro, žinai, tokių aktorių skaitau, toks biškį pasimetė, žinai, viską, bet tada kažkaip pradėjom filmuoti ir iš jų labai stiprus palaikymas buvo ir taip man tiesiog labai natūraliai viskas gavosi ir tai organika buvo. Ir, žinai, aš išskiriu Audrių, bet neminiu Valentino, nors mes kaip ir 3 buvom visada ir su abiem buvo labai smagu, bet bent jau pirmam sezone mes buvo kažkaip mūsų pagal scenarijų susiskaldę tą draugystę, žinai, su Valentino ir tada su Audriu mes dviese kaip ir prieš jį ir mes daugiau laiko būdavom su Audriu, mes juokaudom. Labai daug tokio užkulisinio juoko būdavo, tai man buvo iš šio labai stiprus palaikymas, žinai, ir toks atrodo, blemba, čia va, su kažkada žiedavau pagau kampą, o dabar vaidinu va su juo. Tai va tas jausmas buvo labai, labai, labai toks fainas. O jau antram sezone atėjo Petras ir tada jau mūsų ta trijulė turėjo kaip antagonistą, žinai. Ir tada tai su Petru buvo jį labai stebėt, kaip jis šiaip labai puikiai vaidina, ypač tą, sakyčiau, nuostabiai padarė tą personažą. Ir šiaip aš jį labai gerbiu kaip aktorių, kaip, man atrodo, arba jis dar, jo pilnai dar neatrado, kad, žinai, imtų labai, nes jis labai geras aktorius. Ir dabar jam čia bus toks šuolis. Arba aš tai jau seniai kažkaip mačiau, kad jis geras aktorius, kodėl jis taip, žinai, net kai kurie komandos nariai sakytų, tai tu čia vaidini kažkur, ar čia tavo vienetinė, žinai. Sako, tai aš baigęs aktorinį. Visgi, sakyčiau, Audrių gal išskaičiau, bet ir stebėti Petrą ir su juo būti aikštelėje buvo irgi labai faina patirtis ir tikiuosi dar bus kažkada taip. Nežinai, aš ne aktorius, bet va to vaidinimo gaunu emigrantus ir man labai patinka. Ir labai, atrodo, net gal norėčiau visgi aktorium būti. Taip spėju ir ten. Jo, tai toks visur biški, niekur pilnai. Bet
fainai, žinai, kartais gyvenime. Jo, nu čia to nėra reikia. daug, bet tai labai labai faina, kad tokis koncentruoto laiko 1 ar 2 mėnesiai per metus pavaidinti ir, žinai, nuo to negaut kažkokios rutinos, tai labai faina. Toliau, Juškaitė Gabija vėlgi grįžta su klausimu, kada darysi daugiau maisto challenge. Žodžiu, jinai nepaleidžia šito. Nepaleidžia, tai bus kažkada. Taip. Bus. Man atrodo, aptarėm tą, Jo. jau suprato. Kaip čia kas. Toliau, Manto Skin klausia. Vakarėlis Veisiejai butas, palikti vakarėlį gali tik nugalėtas alkoholio. Mariau, kodėl? Čia kažkoks... Čia jo, jis taip... Taip, jis čia cituoja visiškai. Čia gal tu buvai su Manto Skin. Jo, žinau, kas čia. Bet jis pats dalyvavo, aš dabar neatsimenu, ar jis dalyvavo, ar tik tai žinojo tokį konceptą. Aha, tik aš jau Ne, gal jis tik tai žinojo. Nu, čia buvo tokie laikai, aš gal nelabai norėčiau plėtotis, bet mes jo susirinkom ir labai greitai geriam alų. Ir tu gali išeiti, tik tai apsivėmi arba nulūžti. Čia toks konceptas Jo, vakarėlį. vadinasi koma. Nerekomenduojam žmonės visus. Bet ten jo, nerekomenduojam, bet ten nebuvo, kad... Aš nežinau, tikrai pačiam kyla klausimas, bet buvo fun turbūt labai greitai daug prigert tais laikais. Jo. Gerai, šis Bet ten, praeitis. ten nebuvo, kad baigėsi jisai. Ten mes paskui supratom, kad gal nevemkim visi ir tiesiog baigim gerti. Ir pabaigėm Pasirinkot taisyklę. Bet buvo saugesnį vienas variantą. žmogus apsivėmęs. Galiu tai paminėti. Jai plėtojantis. Tai Jo, va. jo. Bet praeitis jau jaunystė. Taip. Ir toliau, nesapnuota tavęs klausia, ką tau reiškia Veisiejai? Gimtinė. Bet tu ir filme apie tai, kažkaip tai rodai ir kalbėjai. Jo, aš kažkaip man visada buvo miestelį. toks provincijos ir miesto skirtumas ir toks, kad tu mieste kaip ir visada skubi, tokiam lėkime, bet yra kultūra, žmonės, daug pasirinkimų. Ten ramybė, tokia gamta, ten, kur aš, žinai, praleidau visą vaikystę, bet nėra realiai kaip save, kaip tas žodis. Realizuoti? Jo. Realizuoti, aišku, tu Čia norėtum. ajas žaidžiam realizuoti. Jo, norėtum, galėtum, bet tiesiog man gal, žinai, žmonių reikia ir panašiai. Tai va, visada toks buvo ir galbūt norėjosi tas temas visada plėtoti ar parodyti, ar kažkokį, žinai, visiems tie žmonės, kurie kažkiek įdėjo į mane tokį, koks aš tapau, subrendau, kažkokiem duoklį duot, tam pačiam miesteliui. Tai buvo labai artimas dalykas ir grįžt norėdavus ir panašiai. Dabar ilgainiui jo, aš galiu pasakyti, gal tiesiog gimtinė, nebeliko močiutės, kur man buvo dar toks kaip grįžimas ir pas ją kartu. Mama dažnai dirba Vokietijoje. Tai toks dabar liko jo grįžimas pabūt gamtoj. Bet jo, gal net šitoks ir liūdnas, kad žinai, kažkokio tokio atrodo tas ryšys, va toks kėlimas, čia va, te grįšiu, gyvensiu. Dabar atrodo primažėja. Gal taip senatvėj norėtųsi ten grįžti, bet aš visada liksiu, žinai, veisiejietis ir panašiai, bet jaučiu, kad man nebeliko tokio kažkokio labai jau noro ten vėl daryti filmus ir panašiai. Ir Išblėso truputėlį šitas, ar ne? Neišblėso meilė, bet toks Yra kiti galbūt tikslai dabar gyvenime, žinai, kitas planas, bet... Tu net pačiam liūdna pasidarė. Neliūdėkim. Tai bravo, atsakei visus klausimus. Tiek ir bebuvo, ne? Tiek ir bebuvo, taip. Bet čia, žinai, žmonės, ta prasme, klausia, arba jeigu būna kažkokie skandalai, intrigos, arba... Žinai, aš kaip pasišėrinau, man parašė, nes ten turi įeiti pas tave ir parašyti tą. Man tiesiai parašė. Tai kokie klausimai? Vieną. Taip, koks tavo mėgstamiausias taurusis gėrimas? Atsakyti, ne? Atsaky. Ne pavadinimais, bet gal rūšimi, žinai. Aš net nežinau, aš labai bandžiau atkurt ir sugalvojau, aš papasakosiu, kur aš jį gėriau ir jis dėja nealkoholinis, bet papasakosiu. Ne dėja, ką aš normalu. Ne, žodžiu, aš vedžiau renginį Preiloj berods, prie Nidos. Preila ten yra, ne? Yra tokia. Nes ten mažiau visokių yra, man atrodo, Preiloj. Ir ten buvo barmenų baras. Ir jie gamino kokteilius. Ir ten buvo išsirink galėdavai. Ir aš išsirinkau ir sakau, man šitą be alkoholio padarykit. Ir aš neatsimenu koks.
bet jis buvo žalias ir su pasifloru. Bet visų kitų ingredientų nežinau. Ir jis buvo toks nuostabus, aš jūs gal bet be alkoholio. Bet ten yra, žinai, gali įpilti alkoholį ir jis bus alkoholinis gėrimas. Tai aš manau, va, tas būtų ir mano mėgstamiausias alkoholinis taurusis gėrimas. Aš išgeriau gal kokius 4. Bet kokteilis, žinok, nesiskaito kaip taurus. Taurusis turi būti jau tas, man atrodo, tipo, ne? Grynas, nes kokteilis yra kokteilis. Bet, bet tu gali atsakyti... Supratau. Bet gali ir sakyti, kad tavo kaip gėrimas, tai tavo kokteilis tas žalias. Tai aš juos 4 ar 5 išgėriau ir paskui paskutinį... Tai net, man atrodo, barmenai jau galvojo, gal, tu mačiau iš veido, tai arba kad jau neimk, arba kad jau jam atsibodo gaminčinai toks. Gerai, padarysiu. Tai, o jei atsakant jau, kas turi alkoholio, tai irgi... Buvom paragavę per vieną iš renginių tokio jau toj taurytėj, tai Pornstaras, žinai? Aha, tai žinau. Tai toks labai skanus, mažai jo ten buvo, tai... Taigi jis mėgsti kokteiliukus elegantiškus. Jo, kažkaip iššaukti iš tų viskis ir kola, gin tonic. Jau biški taip. Ir apmažėjo, ir sakau, aš dabar jau labai ir su tuo skrandžiu alkoholis labai išmažintas. Gerai, tai gerai. Taip. Tai kitą intervą, kai darysim, žinosim, ką tu ten į taurytę tokia reikės padaryti. Net ir kitą kartą jau išgytas skrandis jau kitaip. Jau filmuosim iššūkį klube kažkokį. Taigi, aš turiu, žinok, dar ir tokį žaidimuką. Tokį iššūkėlį truputėlį, kadangi vis tiek esi kūrėjas filmų ir taip toliau. Jau čia įpareigoja taip. Žinai, biškai reikia tau spaudimo to. Tai aš pagalvoju kelias tokius siužetus, tu turi sugalvoti pavadinimus filmams, taip ant vietos. Bet čia tavo sukurti ar čia egzistuojantis filmai? Ne, tu sukurk savo. Kažką, pažiūrėsim, kaip čia bus. Ne, bet tie siužetai... Ne, čia aš belę ką sugalvoju. Okay. Čia mano kūryba su tavo kūryba sujungsim ir bus kažkoks filmas. Taigi, tokie būtų. Drama apie youtuberius. Koks galėtų būti filmas? Pavadinimas, jo. Bet ką gali sakyti? Palauk, čia į Lietuvos, ne youtuberiai? Gali Lietuvos, jo. Juokingi ir pasiutę. O, gerai. Toliau, komedija apie maistą. Paspringau. Gerai, neblogai. Toliau, romantinė komedija apie žmogų, kuris kuria turinį ir susivaro skrandį. Žinau, kad bus blogai, bet vis tiek daro. Gerai. Čia toks nelabai marketingui reikia. Čia labai nišinis toksai. Dokumentika apie Munio gyvenimą. Šiaip jeigu apie savo gyvenimą, koks būtų tavo pavadinimas gyvenimo? Tingiu gyventi sekmadienį. Mes rašinėjom dabar sekmadienį. Ne, bet čia nereiškia, kad, žinai, aš noriu pasakyti, kad aš dariau dokumentinį filmą, buvo pirma užduotis pirmam kursė padaryti dokumentinį filmą. Ir aš dariau dokumentinį filmą, kuris vadinas Marius Pocevičius filmas. Tai filmas, aš susitikau su kitais Marijais Pocevičiais. O ne? Jo. O čia, atsiprašau, ar viešai prieinama šitą medžiagą? Ne, nėra prieinamas. O geras. Bet ten turėjo būti tokia tiriamoji dokumentika, žinai. Ką veikia kiti Marijai Pocevičiai? Jo, tiriamoji, tai tu turi, žinai, atvykti, būti su tuo personažu, ką jis veikia. Ir tai buvo gana man sunku, dėl to aš sakau, tas stresas, nes pas mane daug personažų, lengviau, kas įsirinko vieną ir su juo buvo, žinai. Bet ten gan klampiai vyko, vienas, žinai, Alytui, kitas Mažeikiuose. Bet tu susiradai žmonės, kurie turi vardą pavardę kaip tavo ir tada su jais susitikai. Wow, tai čia labai įdomu. Ir paskui, visai ten finale visai fainiai išėjo, bet mano idėja čia buvo iš to, aš iš pradžių turėjau mintį padaryti vlogą tokį. Ir tada susigalvojau, kad gal filmą iš to padaryti užduočiai, bet ta mintis, kad dar vlogą daryti yra, bet nieks negali nukopijuoti. O tai kur, gal tu įkelsi kažkaip tą filmą? Aš noriu užbaigti tą vlogą. Ne, filmo tai nebekelsiu, neviešinsiu, ten biškis LMT dalykai visai panašiai. Ten, aišku, galėjai kažkaip gavęs ten, nes ten teisės, kažką pranešęs, bet jis man biški, aš noriu, kad liktų taip, kaip yra. Aš galėčiau šiaip parodyti, gal, žinai. Gerai, atsiūsim mum privatų. O norėčiau užbaigti, nes vlogas biškai kitoks žanras, nėra, kad ten turi, žinai, pastatyti kamerą ir žiūrėti, kas čia įvyks. Ten gali ir paprovokuoti, paieškoti, žinai. Nors tam filme aš ir pats tapau kaip ir ten ir yra, kad, žinai, tokie paraleliniai pasauliai vyksta, vienas tą veikia, vienas tą, ką aš veikiu ir taip
iš vieno ateina į kitą ir va apie tai. Nu, kad čia tipo, įdomi mintis. ja, kad tu gimiai, davė tau vardą ir pavardę, bet, žinai, visiškai skirtingi pasauliai. Geras. Šiaip su tais bendrais vardais pavardėm, aš irgi žinau, kad yra Justina Gedgaudaitė kita. Ir mes kažkaip ten labai daug metų, žinai, kaip buvo Facebook'o dar tie laukiniai tokie laikai, kur ten visi kvietė bet ką į draugus. Ir kažkaip mes su jie susidraugavom Facebook'e. Tada perėjom Instagramą dabartiniais laikais ir mes įsiaiškinom, kad ten mūsų tėvai ten panašius vardus turite, kad ten mes ten turim, žodžiu, daug labai panašumų, ten turim abi po sesę ir taip toliau. Ir toks, žodžiu, mes abi tokios, žodžiu, daug. Tai įdomu, žinai, kaip vis tiek tu susisiejai su to žmogum, kuris turi tavo vardą, pavardę, toks jauti, kad kažkoks yra, žinai, ryšys, nors visiškai tavo svetimas yra žmogus, bet taip. Bet atrandi, nori, nenori. Jo, kažkokių panašumų, žinai, toksai. Atrodo, niekas nesie, bet va, o čia. Nu, tėvai irgi taip, oho. Jo, nes man buvo per OneLT dar laikais, buvo kažkas parašęs, kad labas, kas namų darbų, ir žiūriu, kad aš net nepažįstu, čia ne mano klasiokas, ir tada, žodžiu, išsiaiškinau, kad yra ta mergina su mano vardu pavardė, kad mane sumaišė, žodžiu, ir tokių, tai tokių yra buvę, žinai, įdomybių. Tai rečiau, gal, du žmonės, ne kiek žinai, nes nu, dabar, žinau, jo save ir tą kitą merginą, jo, tai vat, mes gal dviesi esam, bet vis tiek yra toksai, žinai, kur netgi yra mūsų maišė, tai vat įdomu. Gerai, paskutinį užduotėlį yra kalėdinis lietuviškas filmas apie šeimyninį gyvenimą. Kažkoks kalėdinis, bet kokį gali sugalvoti. Yra, bus visko, bet šitoks yra laidos pavadinimas. Lietuviškas kalėdis. Jo, bet galim palikti ir bus visko, žinai. Džiaugsmai ir mandarinai. O, gražus, toks jaukus labai. Tai gerai, įveikiu užduotį, šaunuolis. Viskas, mes jau keliavom į pabaigą, bet aš noriu dar paklausti tavęs tokio dalyko, kadangi vis tiek domimės mes šito maistu, gėrimais ir taip toliau, ar tu pats, kaip dažnai vaikštai į restoranus? Tokius jau restoranus. Retai? Mhm. Kodėl? Ar domiesi šiaip šitą visą gastrokultūrą, apart to, kad darai kažkokius iššūkius? Nu, vad, ne, mažai, mažiau nei kad, jo, mano tokie einu tokį, kas standartiškai, ką žinau ir viskas. Pėcytės ir papietau, žodžiu. Jo. Tai, jo, šiaip mažai. Tavo irgi dar idėja iššūkius galėtume eiti kažkoks restoranas. Aš, žinai, kažkaip iš tikrųjų man patinka va, taip vertinti, bet aš iš to gerumo, aš nenoriu vertinti, žinai, blogai. Jau kas būna mano įvertinta blogai, tai reiškia labai blogai, žinai, yra. Nes aš taip pritempinėjau, bet stengiasi, žinai, tipo, nelabai čia, ir, žinai, ir visada tas vertinimas vis tiek per save, aš nesu ekspertas. Tai va, vienas komentaras buvo, kas tu toks, kad tu vertintum tas pizzą, žinai? Aš tik žmogus. Jo, tipo, kas jau čia gal įsižeidė nuo gal asmeninė kažkokia pizzerija vertino. Nu, tai toks atrodo, vis tik per save tu vertini, tas maistas tau skanus, gal, tai, bet įdomu, bet sakau, dar reiktų gal to kritikos išmokti, mokėjimo pasakyti. Bet fainai, žinai, kad jeigu ir kritikuoja, ir kad taip į teigiamesnę pusę, vis tiek smagu, kad skleidi tokio pozityvo, žinai. Jo, bet tada, žinai, viskas gerai jam. Tai kur čia? Nu, jo, bet mes turim užkalnių užteks. Nes kažkas sakė, kažkas valgė tuos cepelinus, nors man tikrai jie nuoširdžiai skanus, o kažkam nepatiko to dievo būtent. Nu, bet žinai, gal jam vieną dieną ten kažkas nepasiseka. Dabar jau, ne cepelinus, pizzas. Jo, valgė pizzą mano pirmoji vietoje ir antroji pastatyta. Sako, nu, dabar neubijau tavo ir cepelinų valgyti, nes jau čia blogai tu čia sukritikavai, neskani buvo man. Bet čia, žinai, dėl skonio nesiginčiama, kaip sakau. Tai gerai, kad tu ir nesiginčiai. Tai va, tai gal šiandien tiek. Tai nežinau, ar tu nori dar kažką perduoti žmonėms, nežinau, kurie pasilgia ar tavo kažkokių iššūkių, ar kandidato, ar ką ateityje galėtų mums atskleisti kažką. Gali perduoti į kameras kažkokį žinutę. Aš žinutė, gal esu dėkingas, kad žiūri ir net po ilgo laiko tarpo, kiek metai gal nebuvo išėjęs joks video ir ateina sugrįžta, kur to turinio milijonai, tūkstančiai esam, 1000 podcastų valstybė. Tai vis tiek faina, kad ateina grįžta. Mano bent jau planas dabar ateityje, aš sugrįšiu šiek tiek į YouTube labiau, ar gal net šiaip turinio kūrime, nes tikrai taip atsiribau vis su tom studijom, viskas taip atitolo. Tai planas kažkokiam formate, ne vienam ar kitam, yra mūsų darytas žygis, yra su Zapo važiavimas, tai tu tokios priešistorės arba kažkas išeis į YouTube.
Tai visada džiaugsiuosi, jei sugrįž žmonės, žiūrės ir pakomentuos, ar kritiškai, ar teigiamai, visada laukiu. Ir kaip klausai, tai va, viską perskaitau. Tai va, rašykit. Perskaitau, ja. Ir Tai asmeniškai galite rašyti, ten kartais jei tiesiog kažkas tai netrašai, bet ir asmeniškai perskaitau. Labai gerai. Tai va, tokia faina žinutė, mes ir pabaigim pokalbį. Aš irgi kviečiu rašyti, komentuoti, aš irgi paskaitau, mes visi su komanda aptarėm tos komentarus. Visiems įdomu. Pasekit šitą kanalą. Pasekit, pasubscribinkit, rėmėjai, prašom, susisiekit. Žodžiu, rašykit, mes, žinai, mums svarbus feedbackas. Man dėl stand-upo, tegul žmonės parašo, Va, tu gal, teisingai. ar tu, Mariau, daryk, ką darai, ar nu pasibandyk, tada aš labai, o čia Fainai, pasibandyk. išreaguosiu. Gerai. Mes visi parašysim tau. Kaip priminimą. Priminim. 3 žinutės gausi. Po šitų savo video. Jo. Mariau, pabandyk, mes iš skirtingų anketų. Mariau, go for it. Tai va, tai žodžiu, linkiu sėkmės, linkiu visus iššūkius padaryti savo gyvenimo ir YouTube'o ir visokius kokius. Ir ačiū tau už pokalbį. Ačiū labai. Buvo faina. I just wanna have fun, turn around now